Kai esi intuityvus lyderis, tai tau yra skirta ne tik sukurti savo veiklą, nes tu negali dirbti griežtose apibrieštose sistemose, kurios netitinka tavo vidinių nuostatų, bet tau taip pat yra skirta šiame gyvenime įkūnyti didžiulę gausą ir prabangą. Ir visoje šitoje tavo nubudimo saviugdos kelionėje bus toks etapas, kai visas šitas materialus pasaulis atrodys nebeįdomus, atrodys beprasmis, kai atrodys, kad negali rasti ryšio su kitais žmonėmis, nes jie nejaučia ir nemato to, ką matai ir jauti tu. Tai noriu pasakyti, kad šitas etapas praeis ir jis turi praeiti. Ir aš matau, kad daug intuityvių lyderių užstringa šitame etape. Tau nėra skirta užstrigti šitame etape, tau nėra skirta skraidyti padebesiais ir būti vien meilė ir šviesa ir ignoruokim visą šitą materialų pasaulį. Ne, tavo paskirtis šitoje žemėje yra įkūnyti didžiulę materialinę gausą ir gerovę ir tokiu būdu būti pavyzdžiu. Ir kai vyksta integracija, tai gyventi vėl pasidaro įdomu ir netgi dar įdomiau negu buvo prieš tai, todėl kad gyvenimas vyksta visiškai iš kitokios kokybės.